Dabar galim pasidalinti, kasgi liko galbūt nepasakyta, galbūt labai norėjosi paklausti, papildyti. Iš tikrųjų mes, jeigu matėte, yra dokumentai tokie paruošti ir čia, tiesą sakant, yra 5 pagrindiniai dalykai, kurie yra tarsi kertiniai visos asamblėjos duomenimis, mokslo ir inovacijomis grįsta politika, sveikatai palankia aplinka ir bendruomenės, sveika gyvensena ir fizinis aktyvumas, psichikos sveikatos ir pažinimo funkcijų stiprinimas, prevencija viso gyvenimo eigoje. Mėlyje, aš labai kvieščiau jūs atsidarius mūsų šitus staliukus, yra mikrofonai, kurie veikia. Jeigu norite, tiesiog kilstelkit ranką, aš jūs tikrai labai matau, pasidalinkite, ką dar galbūt norėtųsi pridėti, ką dar šituose punktuose papildyti, kas tokio jums šiuo metu yra, norisi kuo pasidalinti dar. Taip, prašau, Liucijus Zambraška. Paspauskite. Reikia, kad degtų raudona knopkė paspausti. Mygtukėlis, štai. Labai malonu čia dalyvauti. Dėkui Sauliui už pakvietimą. Asmeniškai į mano paštą atėjo pasirašytas Saulius Čeplinskas. Tikiuosi, kad šita konferencija ne paskutinė. Ir labai norėčiau, kaip infektologas, pasakyti, kad dar vienas momentas, kad kitoj konferencijoje būtų pašnekėta apie vakcinacijos visą gyvenimą indėlį ilgamžiškumui. Ačiū Jums labai. Nebematau Lauros, kuri buvo odontologė. Aš jos mintį tik tai pratęsiu. Mes susipažinom su čia esančia dalyvė ir jinai sako, aš čia pasigėdau odontologų, nes tai, kas burnoje vyksta, irgi labai svarbu mūsų ilgamžiškumui, nes tai be galo susiję. Tai tokius dalykus, jeigu kažką jaučiate, kad dar norisi pasakyti, labai dabar tam yra laikas. Archyvuokim. Taip, laukiu jūsų rankų. Taip, prašau, prisistatykite, jei galite. Sveiki, Modestas iš Senjorų organizacijos. Mes dirbame su senjorais, paslaugas namuose teikiam ir labai daug dėmesio skiriam būtent socializacijai ir pagalbai žmonėm, tiek gaunant medicinę pagalbą, ką išgirdom liūdnai įspūdinga statistika, kad prevenciniam programom nesinaudoja žmonės, tai irgi įsitrauksim šitos dalykus, kad mūsų senjorai galėtų daugiau to pasinaudoti. Dabar, Laura, jūsų klausimą, ar čia kažką reikėtų pridėti prie memorandumo, biški grįžtant ar ne prie jo, tai sakyčiau, kad jeigu mes išpildysim tai, kas yra parašyta, tai bus super. Tai dažniausiai mums nereikia daugiau dalykų, mums reikia padaryti tai, ką mes nusprendėm padaryti. Tai iš mūsų pusės, mes kaip esame nevyriausybinė organizacija, tai tikrai norime jungtis, norime pasirašyti ir norime dalyvauti. Ir karts nuo karto, kaip ir buvo minėta, ta pilietinė visuomenė yra tie, kurie primena politikams, primena sprendimų priėmėjams, kad reikia neužmiršti pažadų, reikia tęsti tuos darbus, tai visai norėtume įsipareigoti ir būti tais, kurie šitą dalyką daro. Aišku, jeigu nepabijosit priimti mus. Kaip matot jūs čia, tai aš suprantu, jeigu galiu čia advokatauti, tai reiškia, kad iš tikrųjų tikrai visi laukiami. Aš net ir garsiai pasakysiu, aš tikrai labai norėčiau, kad įsijungtumėt. Matau Vida Augustinienę, galvoju, ar yra. Taip, jūs, prašau, prisistatykite galite. Labadiena. Viktorija Montvilienė. Medardo Čiovutokė, 3 amžiaus universitetas. Labai dėkoju organizatoriams, daktarui Sauliui, už puikų renginį, už puikią konferenciją. Ir tikrai didelis įkvėpimas, norisi dar daugiau dirbti, dar daugiau stengtis. Mūsų universitetas vienyje apie 3000 žmonių. Mes turim 12 fakultetų, mes esame labai judrus, aktyvūs ir ieškom naujų idėjų, naujų inovacijų. Ir tikrai turiu prisipažinti, kad šiandien aš buvau įkvėpta ne vieno pranešėjo ir kilo dar daug minčių. Ir tikrai toliau tęsim šitą darbą, kurį dirbam. Ačiū Jums. Senjorai, laikykitės. Taip, prašau Jūsų. Sveiki, Meda iš nevyriausybinės organizacijos Augalin, tai noriu irgi paantrinti nevyriausybinių organizacijų sektoriaus atstovams, kad
esam pasiruošę padėti. Mes kaip organizacija dirbanti prie augalinio maisto populiarinimo matom, jog žmonės dažnai supranta svarbą šito klausimo, ar ne, ir prevencinio klausimo, bet jie elementariai nežino, kaip tą padaryti, ar ne, kaip suvartoti daugiau augalinio maisto, kaip aktyviau judėti ir panašiai. Tai manau, kad ir nevyriausybinis sektorius tikrai mielai įsitrauktų, padedant tas prevencinės priemonės išnaudoti kiek tik įmanoma. Ačiū labai už konferenciją, tikrai ir Sauliau Čaplinskai, profesoriau, dėkui už konferenciją tokią kokybišką ir įdomią. Dėkui. Ačiū Jums labai, taip, prašau. Labadiena, esu Liuda Ciesiūninė iš Higienos instituto. Labai dėkui už nuostabią konferenciją, labai daug temų buvo paliesta, bet gal truputėlį pasigėdau traumų prevencijos ir išorinių mirčių priežasčių mažinimo. Greit pasiteisinimas, Sauliui bus. Ja, tai, ačiū labai, kad Jūs vardinat. Aš tik tai nustebęs, kad nei vienas nepasakėt, kad kiek daug čia temų, kad per daug tų temų. Tai vat jum ir atsakymas, ir va dėl ko aš taip, primiktinai, taip ir su jumoru, ir visaip sakiau, kad 10 minučių reiškia ne 11 ir panašiai. Jūs visiškai teisūs, kad kai kurios temos buvo nepaliestos, ne dėl to, kad negalvotume, kad jos nėra svarbios, paprasčiausiai nebetilpo laike, viena, o antra, mes norėjom atliepti visus gerbiamus užsienio svečius. Thank you for everyone of you who come here. And first of all, we would like to present... Labai dėkoju, kad atvykote. Norėjome, kad visi svečiai pakalbėtų iš užsienio. Galimybę pasisakyti ir, sakykime taip, juos įterpt į mūsų vedančių profesorių, specialistų pranešimus. Jeigu pastebėjo, tai stengiamės programą taip ir sudaryti, kad vis tik tai, kai kalba gimtaja kalba ir kai kalba mūsų žinomi lektoriai ir specialistai, turbūt tai yra įtaigiau, o kartu galim ir palyginti su tom žiniom, su tom patirtim, kurias turi pasaulis. Ačiū labai, net norėjau įgarsinti Saulių, kas jums skambino. Negaliu pasakyti, ne? Ir Jana Pivoriūnė, skambina Sauliui, reikės būtinai atsiliepti. Tarsi, kad tos ir temų tų daug, ir tų žmonių daug, ir man atrodo, kad jūsų toks atvirumas, sakant, kažko pritrūko, tai rodo tą tokį, kad čia galiu tai pasakyti. Tai yra erdvė, kur aš neturiu prisitaikyti tik prie to, kokią programą gaunu. Aš čia turiu teisę pasakyti, ko noriu dar. Taip, prašau. Sveiki. Ingrida, Lietuvos vaikų fondas. Galima iš 4 eilės. Taip, pasakykit. Atsiprašau, ar ne? Jūs, prašau. VŠI Tarptautinė socialinė akademija Angelė Bajurienė dėl seniorystės per socialinę sistemą dirbanti per 30 metų. Tai labai ačiū profesoriui Sauliui, kad jis jau pradėjo Lietuvos politikoje sistemą dėl seniorų daryti, kad tai nėra viena konferencija, 2, bet dalyvauju visada ir matau tąsą puikią. Tik dabar jau mes visi nevyriausybininkai turime padėti, kad nuleidžiam į praktiką, kad visa tai virstų veiksmais municipaliniam lygmenį ir eitų į valstybės lygmenį, žodžiu, rodiklės lakstytų visai valstybės lygmuo, municipalitetai ir taip toliau. Praktinę liniją turime mes padaryti Sauliaus geram darbui. Oha, čia, taip, prašau jūs. Sveiki. Esu Ingrida, Lietuvos vaikų fondas, NVO vaikams konfederacija, Aflatun International, Europiada ir taip toliau. Ta, ką dėkojame pirmiausia visai grupiai darbo, kuri dirbo prie šios konferencijos ir Seimo nariui. Ką matome, 4 galbūt temas: inovacijos, mokslas ir sinergija, kūrybiškumas ir tinklaveika. Ir tą, ką kalbėjo vienas iš kolegų iš VDU, tai mokslinės laboratorijos atsiradimas Lietuvoje arba bent jau Pabaltyje. Ačiū. Ačiū Jums labai. Taip, ar yra? Taip, prašau. Taip, aš noriu padėkoti Pranas Šerpytis, kardiologas, Vilniaus universitetas ir Santaros klinikos. Tikrai, reiškia, aš dėkoju organizatoriams, dėkoju asmeniškai irgi profesoriui Sauliui, kad faktiškai sukvietė įvairius lektorius ir
ir užsienio svečius, tikrai, kur faktiškai išgirdom gana gražių pranešimų ir reikalingų pranešimų. Ir nevyriausybinės organizacijos ir eilė visų kitų, reiškia ir mokslo akademija, mokslininkus šitoj srity, kuri yra labai, labai svarbi ir kartu įvyksta, svoris vyksta Seime. Ir kitas momentas, taip pat ministrus pakvietė, kad reiškia girdėtų ir valdžios institucijos. Jeigu norim kažką daryti, faktiškai ir valdžios institucijos. Tai gana vieninga jėga ir, man atrodo, tikrai gali, reiškia, šitas rytis judėti, o jinai reikalinga. Ir tą laukia mūsų žmonės ir mūsų visi kolegos. Ačiū labai. Ačiū Jums labai, man taip patiko profesorė Sonata Jarmalaitė, kuris sako, Seime pasakytas žodis girdisi. Kažkaip panašiai, gal cituoju netiksliai. Ilja, and now microphone is yours. Ilja, žodis Jums. Labai dėkoju, Laura, ir norėčiau prisidėti prie padėkų Sauliui Čaplinskui, norėčiau pabrėžti, kad mes esame istorinėme įvykyje, tai pirmas kartas, kai tarptautinė parlamentarų grupė dirbantis su ilgaamžiškumu yra įsteigiama. Yra daug tokių grupių įvairiuose parlamentuose, bet čia yra pirmoji tarptautinė, tai yra labai svarbu. Susitarimo memorandas taip pat bus nuties mums kelią kurti politiką ilgaamžiškumo srityje. Mums reikia įtraukti ir parlamentarus, ir vyriausybės, ir ši darbo grupė, ši parlamentų iniciatyva dirbs su svarbiausiamis politikos sritimis, kalbant apie ilgaamžiškumą ir tyrimus, ir didžiosios duomenis, socialinius faktorius. Norime, kad visi galėtų būti įsitraukę ir labai svarbu, kad į šią iniciatyvą įsitrauktų parlamentarai, labai svarbu didinti švietimą, sukurti darbo jėgą, kvalifikuotą darbo jėgą, kuri galės atliepti amžėjančios visuomenės poreikius. Turime sukurti viešą judėjimą, nes tada įsitrauks ir parlamentarai, tad visus sveikinu su šios grupės sukūrimu ir tikiuosi, kad jį tikrai atneš naudos žmonėms ir Europoje, ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Ačiū. Ir čia šalia Iljos labai norėčiau, mes turime Estijos parlamentarę Irja Lutsar. Irja, can you join us for a moment? Maybe from your place as well, you have a microphone. Yes. It's very modern. Oops. Irja, can you share your opinions? What you are feeling here? Gal jūs galite pasidalyti savo nuomonę, kaip jaučiatės, gal galite kažką patarti Lietuvai? It's not me. Thank you very much for inviting me. It's certainly not me who should advise. Dėkoju, kad pakvietėte. Tikrai ne aš turėčiau kalbėti apie tai. tą turėtų daryti galbūt labiau šios ryties specialistai, bet kadangi esu ir Estijos parlamento narė, aš tikrai pripažįstu, kokia yra svarbi amžėjančios visuomenės problema. Estijoje tai yra didelė problema. Nežinome, kas nutiks su senėjančiomis visuomenėmis, bet ši karta, ji gyvena ilgiau. Ne visi 60-mečiai ir vyresni turi tiesiog sėdėti prieš televizorių, žiūrėti televizorių, nieko neveikti. Manau, kad visuomenė turi, bent jau Estijos visuomenė turi
needs to move that this is privilege. We need to use kalbėti apie tą vyresnę kartą, kad tai yra tikra privilegija, kad galime rūpintis jais. Nes turime šeimų, kur jaunos šeimos priverstos rūpintis pačios savimi be vyresnių pagalbos. Taigi tai yra tema, kurią turime kalbėti. Dėkoju už tai, kad pakvietėte šį renginį. Jums metas apibendrinti, kasgi čia ne tik šiandien įvyko, kas čia visą savaitę vyko. Taip, ačiū labai, gerbiama Laura. Jūs kaip visada sugebat, kaip sakant, uždegti auditoriją ir labai dėkingas, kad jau ne pirmą kartą jūs maloniai sutinkate skirti savo laiką, savo energiją būtent mūsų renginiams. O aš savo tokią funkciją, tokį, kaip sakant, pareigą ir matau, kad pirmiausiai, kad Seimas būtų atviras visom nuomonėm, visom žmonių grupėms ir kad tuo pačiu problemas, kurias tie žmonės, kurie čia pirmiausiai atvyksta, kelia, kad, jos būtų, sakykime taip, ne tai, kad pakeltos, išgirstos, sakykime taip, Seimo lygmenį ir kaip paminėjo gerbiamo prezidento patarėja profesorė Jarmalaitė, vis tik tai turbūt tai, kas vyksta Seime, tai, kas vyksta prezidentūroje ar vyriausybėje, turbūt vienaip ar kitaip sulaukia atgarsio. Kitas klausimas, kad, sakysim, ir šita konferencija, norėjosi, kad galbūt daugiau žiniasklaidos dėmesio būtume sulaukę. Bet mes puikiai suprantam tam tikras žaidimo taisyklės ir žiniasklaidos ir ypač šiam, kaip sakant, etapė Lietuvoje, bet kuriuo atveju renginys yra tiesiogiai transliuojamas. Įrašas lieka visam laikui, lieka Seimo, atviras Seimas YouTube kanale. Ten galbūt jį kiek sunkiau surasti, arba bent jau įrašas bus ištisai visas. Bet artimiausių metų mūsų sveiko amžėjimo ambasadorių YouTube kanale, ar yra, kas jį esat jau užsiprenumeravę ir pirmą kartą girdit? Yra keletas žmonių. Tai dabar sakau plačiau, kadangi jisai taip pat dar nėra labai plačiai išviešintas ir išreklamuotas, bet ten praktiškai visi renginiai, kurie buvo vienaip ar kitaip ar mano inicijuoti, ar su mano dalyvavimu, visų įrašai jau yra tam YouTube kanale ir dar daugiau, kadangi jeigu konferencija kaip šita truko visą dieną, tai mūsų kanale įrašai yra sukarpyti ir sudėlioti nuosekliai vien pranešimas po pranešimo. Kitaip sakant, jeigu jūs prisiminę čia arba rekomenduodami kažkam iš savo bičiulių ar artimųjų norit pasiūlyti, kad paklausytų būtent to pranešėjo, tai lengva jį bus surast atėjus į tą YouTube kanalą. Taip kad agituoju, kaip sakant, bendraut ir tokiu būdu. O toliau, ką mes šiandien aptarėm? Mes aptarėm, kad vis tik tai, jeigu 20 amžius buvo tas amžius, kai technologijos padėjo laimėti ilgesnį gyvenimą. Bet dabar mes matom, kad vien jeigu kalbėsim apie ilgesnį gyvenimą, o ypač jeigu ilgesnį gyvenimą su liga, tai iš esmės mes turėsim tik tai dar daugiau problemų. Ir bus taip, kad medicina gali, technologijos gali eina į priekį, o paprasčiausiai resursų neužtenka, kad suteikt galimybės pasinaudot tom medicinos, technologijų ir taip toliau laimėjimų galimybėms. Reiškia, dabar ypatingas iššūkis yra, kad, kaip nekartą buvo pasakyta, kad prie gyvenimo pridėti sveiko, aktyvaus gyvenimo metų. Ir pačioj pradžioje ir gerbiamas Seimo pirmininkas, kaip irgi atkreipė dėmesį, kad mes turim pradėti kitaip žiūrėti į vyresnio amžiaus žmonės. Tame tarpe, kalbant iš Seimo tribūnos, galbūt reikia irgi peržiūrėti tam tikrus reguliavimo, kaip sakant, saugiklius, kur vyresnio amžiaus žmonėms galbūt yra,
tam tikrie apribojimai uždėti, galbūt vienu atveju jie pagrįsti, kitu atveju galbūt ne. Dabar žiūrint į gerbiamą Kristiną Nemaniūtę, Gagę, aiškiai buvo parodyta irgi, kad iš vienos pusės tai mes neišnaudojam vaistinių galimybių, bet iš kitos pusės mes puikiai suprantam, kokia gali būti rizika, jeigu leisim kiekvienam vaistininkui būti įtakojamam, sakysim, tam tikrų lobistinių kompanijų, bet tam tikrų saugiklių. Tai vat ir grįžtant prie mūsų šios dienos renginio, mes su malonumu galbūt būtume pakvietę ir daugiau įvairių kompanijų, bet kur neaišku, kokie galbūt ten mokslas, nemokslas ar panašiai. Čia verta prisiminti gerbiamo profesoriaus Badaro žodžius, kaip sakė, kad remiasi tuo, kur patikimais šaltiniais yra, kaip sakant, moksliniai literatūrai pateikti duomenys. O jeigu ten kas nors ne taip, tai jau tada galima bus referuoti į tą, kaip sakant, šaltinį. Iš kitos pusės nieko nuostabaus mokslininkam prisipažinti, kad kai turėjom tokias žinias, galvojom taip, kai atsirado kitos galimybės, nieko baisaus galbūt ir priešingai, netgi reikia peržiūrėti savo galbūt prioritetus ir savo, sakykime taip, artimiausius planus. Taip, kad dar kartelį grįžtų prie to, kad aš ir toliau stengsiuos palaikomas jūsų, sudaryti jums kuo platesnės galimybės bendrauti tarpusavį, kad jūsų idėjos, jūsų mintis būtų išgirstos, o dabar vienas labai aiškus prašymas. Kiekvienas pasistengim būti savo, pirmiausiai savo ir savo artimųjų, savo giminaičių, savo vaikų, senelių, tėvelių, draugų, kolegų, sveikatos ambasadoriais. Kaip šitą, kaip sakant, žinią perteiksim būdami tai sveikatos ambasadoriais, priklauso nuo kiekvieno iš mūsų turbūt iš vienos pusės gebėjimų, iš kitos pusės galbūt ir to draugų tų bendruomenės rato. Juk dabar aiškiai matom, kad ypač kai kalbam ne vien tik tai apie seniorus, ne vien tik tai apie senėjimą, bet kalbam ir apie jaunimą. Kodėl kai kam nepatinka šitas terminas amžėjimas, bet mano supratimu jisai labai tinka, ypač jeigu norim atkreipti jaunų žmonių, jaunų tėvelių dėmesį. Svarbu, kad kuo daugiau žmonių tai išgirstų.